Sveiki, mėly sekėjėliai. Labas rytas, mėly sekėjėliai. Labas rytas, mėly sekėjėliai. Šiandieną esame treniruočių grupėje A, tai reiškia pirmie atidarinėjom trasą, bet kadangi gumos yra pilna, dulkės nuvalytos nuo treniruotės pirmadienį, tai stojom iš karto į startą. Prailgino šiandien biškį treniruotės, tai nebe valandą, o valandą 15, tai gavau 4 važiavimus. Trasa sudėtinga šį kartą, labai sudėtingas pirmas posūkis, nes įsibėgėjimas trumpas, o pirmas posūkis labai ilgas. Su 2 kliptinais ir reikia teisingai labai pataikyti. Tai bet kol kas liktai viskas gerai. Su mašina viskas gerai irgi. Ir ką žinau, sulėkėm 4 važiavimus. 4 nelabai vykęs gavosi, nes pabėgo priekis. Tai dabar keičiam priekinės padangas, nes tokios į pabaigą. Ir lauksim valandą 15 ir vėl bandysime važiuoti 4 važiavimus. Taip kad kol kas viskas puiku. Keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. Diktas, ką nors papasakos. Laukiam kvalo. Dar neprasidėjo, tai mes turbūt už kokios valandos, pusantros važiuosim kažkas tokio, ne? 9 nuo galo? 9 nuo galo. Žiūrėjai? Jo, 9 nuo galo, man tas pažiūrėjo, tai stovim, bet laukiam ir lauksim ir lėsim. Taipogi turime tokios informacijos, kad šiandien iš antrojo etapo išeina video. Linką rasite čia, bėkite patikrinti, o mes pakuojamės ir ruošiamės rytoj. Nu va, antri po šiandienos kvalifikacijos, 92,3 taško. Tikėjausi iš tikrųjų blogiau, nes pasidariau vis tiek tą klaidą, ne tokią grubę gal kaip pirmų važiavimų pirmam posūkyje, bet panašu, kad visi ją darosi ir visus dėl to baudžia. Tai reikia biškai susigyventi su tą mintim per naktį ir rytoj padaryti viską gerai pirmam posūkį ir likusią trasos dalį taip kaip antro važiavimo. Nes manau, kad nubaudė grinai už tarp pirmo ir antro clipping boxo, už tai, o visa kita praktiškai buvo tikrai be klaidų. Tai va, tai reikia sumiegoti su tą mintim ir kaip ir rytoj pasiruošę. Taip kad rytoj nuo ryto į treniruotis. No, that chicane. This is a man that means business. Full throttle, big initiation, all the way through the first zone.
doing a good job here now, sitting on the front brakes, trying to keep them rear wheels inside the white lines. As we see him transition him with some